Viešpats su jumis. Ir su tavimi. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Garbė tau, Viešpatie. Buvo atėjęs Dievo siųstas žmogus, kurio vardas Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi jo dėka įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir Levito paklausė, kas tu esi? Jis prisipažino nesigindamas, aš nesu Mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kas gi tu, gal Elijas? Jis atsakė ne. Tai gal tu pranašas? Jis atsakė ne. Tada jie tęsė. Tai kas gi tu, kad mes galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė? Ką sakai apie save? Jis tarė. Aš tyras ir šaukiančiojo balsas. Taisykite Viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiųstieji buvo iš Fariziejų, jie dar jį klausinėjo. Tai kam tu krikštiji, jei nesi nei Mesijas, nei pranašas? Jonas jiems atsakė, aš krikštiju vandeniu, o jūsų tarpe stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, jam aš nevertas atrišti kurpių dirželį. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau.